Paveiksle pavaizduotas štai tokios funkcijos grafiko eskizas. Mums reikia nustatyti A ir B reikšmės. Aišku, uždavinys susietas su funkcijos grafiko transformacijom. Pagrindinis mūsų transformuojamos funkcijos grafikas yra -1,2 dalintai iš x. Tokios funkcijos grafikas, tai būtų hiperbolė, antram ir ketvirtam koordinačiuose ketvirčiuose atrodytų taip. Jeigu va čia nubrėžčiau, va taip kažkaip, aišku, šakos begalinės, aš čia dabar mažutį nupaišiau. Tai jeigu mūsų šitas grafikas yra stumiamas į dešinę, tai A yra neigiamas, jeigu į kairę teigiamas. B, jeigu į viršų teigiamas, jeigu į apačią neigiamas. Žiūrim, kaip čia dabar aš stumiu tą ašį. Vat jeigu aš čia ją va taip stumsiu, matai, aš jį turiu pastumti į kairę ir į viršų. Į kairę ir į viršų. Tai reiškia, kad mūsų abi šios reikšmės bus teigiamos. Ir A teigiama, ir B teigiama. Atsakymas D.